Labą dieną. Pradedam dar vieną laidėlį Skaitau ir gyvenu. Turim dar vieną pašnekovą, Gabiją, skaitytoją. Pažįstama jau nuo vaikystės turbūt. Jo. Ne pirmus metus. Nu ir pakalbėsim apie knygas, apie skaitymą, apie tai, kas tau artima ir kas mums artima, kas tie biblioteka ir skaitytojas, tai aišku knygas. Tai apie knygas ir bus turbūt pagrindinį pokalbių tema ir pagrindinis pokalbių herojus. Tai gal pradėkim, Gabija, nuo trumpo prisistatymą, gal kažko apie save papasakok trumpą klausytojam. Tai, aš esu Gabija, šiuo metu studijuoju filosofiją ir pedagogiką, dirbu jau mokytoju etikas ir mėgstu skaityti ir kažkaip kuo toliau dabar labiau skaitau ir atradau net tom dainos laiką, kad aš galiu skaityti ir ant toks nuolatėlis, tai labai patogiai. Tai kažkaip, knygas gal atradau labiausiai 8 klasėje ir per savo trenerį Reginą Šilenskį, kur, toks gal truputėlį yra tos klaidos buvo, nes dėl to aš pasirinkau nebe sportą studijuoti, o į filosofiją nukrypau. Tai mums treneri kažką parodė, kad tas fizinis kūnas nėra ta pagrindinė visiška dalis, su kuria tu gali sportuoti, tai ir smegenys, ir kurios labai didelį įtaką daro tau tolimesniam rezultatam, tai su to ir pradėjau taip labiau intensyviau skaityti. O įdomi, tai knygas tos pirmas, gal per, treneris parekomenduotas, ar čia grožinė literatūra, ar kaip nors psichologinė? Motos toks romaną, bet labiau motyvacinė, kur ten apie gyvenimą, ten siekti daryti dalykų, tai už tų užsikabinau, dabar tai jau labai nebetrauk. Toks knygas, tai gal nereikia. Pasisuotina. Jo, pilna. O gal galėtum kaip nors iš tų laikų paminėti, parekomenduoti, gal kažkas kaip tik dabar ieško panašios literatūros? Pat pirmą, kur trenerį davė man tą knygą, tai tikslaus pavadinimų nepamenu, nes ten labai ilgas, ten kažkaip tavo gyvenimas prasideda, tavo antrasis gyvenimas prasideda tada ir ten kažkas toliau, jau labai ilgas pavadinimas toks. Bet pati pirmą knygą, kurią aš pamenu, kurią esu perskaičius, tai gal buvo Matilda. Ir ta man buvo labai kažkaip įspūdinga, nes aš kai skaičiau, toks atsimint, kad visko mačiau, pirmą syktę, kad skaitai, atrodo, kad žiūri filmai, visko nuo tą. Tai tas man labai sužavėjai tos knygos, kad tu gali iš tikrųjų matyti dalykus, nors žiūri tik į lapą. Tai yra daug patogesnis dalykas negu filmą, nes filmus tau jau primet vaizdą, primet išorę, primet aplinką, o knygos visko mes patys galim susikurti ir dažniausiai vėliau netitinka, ar ne, jeigu žiūri pagal knygą kažkokį ekranizuotą darbą, tai jums dažniausiai nuvėl, nes tu kiek įsivaizdavai žmonės ir aplinką ir visko, kas ten pasakojam, dar dažniausiai ir siužetskaitos. Ir ypač man knygos patinka, kad tu gali to emocinę atmosferą labai ir įsijausti tom patį veikėją, nes kai filmus, toks labai didelis atstoms kažkaip atsiranda. Tu negali pamatyti, ko nors ten jauti, kaip knygos. Labiau su savim sutapatinti, tikriausiai knygas lengviau ir negu filmas. Nes filmą tu esi tik žiūrovas, o knygo tai kaip ir savotiškas dalyvis, vis tiek susikuri santykį. Tu esi tom visam veiksmui. Tai tu minėjai, kad savo dienos rutino atrada laiką knygom, tai koks tai laiks, jeigu... Tai mes dabar turėjom neurobiologijos kursą ir ten apie meigą daug kalbėjom ir kad prieš meigą turi turėti kažkokį savo ritualą, kad kūno atsirastų sąsai, kad kai bus darom tas, jau po to bus einam meigoti ir taip kūnas pasiruoš. Tai aš radau, kad aš skaitau knygas ir visą. Žiemą būn, kad gerą arbatą ir skaitau knygas, dabar tada parašau dienoraštį, tada skaityti knygų. Tai
Jo, ir kai atrodo, kad visiškai nedėjimo laik ir ten studijas, darbus ir taip toliau, bet va, tas, kur tu turi, ten, nežinau, bent 15 minučių prieš pat mėgėti paskaityti, tai jau ir daug persiskaityti, kažkam daugiau ir ramiai nueiti mėgoti, atsipalaidavus be jokių tų ekranų ir jo. Tai gal apie skaitomiausias, ar turi savo žanrą, ar pobūdį knygų, kas labiausiai traukia, kas labiausiai domina? Jo, tai manim labiausiai traukia gal paauglių literatūra. Nežinau, man toks atrodo labiausiai paliet visokių temų ir tokių labai jautrių, ten, visokių seksualinių prievartų, ten abortą, nevartės, anoreksija, jo. Tai va tas ir toks labiau, man pačia, kaip mokytoja labiau padeda suprasti ir mus pačius, nors aš pati tokia buvau ir dar truputėlį nemes. Tai, jo, va ta paauglių literatūra, nes man tokie kažkaip aštriausi gal atrodo ir tokie emocionaliausi ir tas jautiems ir suvokiams visų tų dalykų, ten apie našlaičius, dar kažkaip tai man labai tas rytis traukia. Šiaip tai labai suprantu, apie ko kalbė, nes mano paauglių literatūra apskritai yra tokia griniausia rūšis knygų, sakykime, nes ten kažkaip labai šviežia viskas, labai neištimta, neiškentėta, ir vienu žodžiu, nėra tokio gyvenimą, sakyčiau, kažkokios beprasmybės tęstinumo, tokio labai nuovargį gal mažiau. Nes ten viskas tikra, būtent, man atrodo, labiausiai paauglių literatūra atspindi žodis, kad šviežia ten viskas. Tai aš irgi labai mėgaujuosi paauglių literatūrą, nors aš tai dabar jau ir nebe mokytojai. Ir gal tai nėra labai aktualu ir labai toli jau nuo savo paauglystės. Bet vis tiek su paauglės tiek susidurti ir tiesiog tai ir tikrai labai, manau, kad labai vertingas knygas. Jo, man ir kažkaip taip atrodo. Ir tas, padeda įsijaustytis visus, kad vis skirtingą užaugti, to empatijai, tokį ugdyti, kad ne vis tą pat užaugti. Jo. O iš paauglių literatūros gal dabar kažkokį neseniai skaitytą įsimenusi, įstraigusi, ko rekomenduotum, kas būtų įdomi ir nuo kitiem buvusiem arba esamiem paaugliam? Jo, aš perskaičiau, gal jau biškį seniau, bet labai įstraiga Kovo žodžiai. Ten jo irgi apie našlaitį, mergaitį, bet tokį labai stipriai, net nežinau, ko man teikti, labai įtrauk ir vis tą aplink toks, kad mes kažkaip daugom, taip saugiai užaugom ir tu pajauti, kaip gali nesaugiai jausti su nieko ir tu turi tik vieną žmogus, kuriuo gali pasitikėti ir jo tą nakiratį plėti ir nežinau, labai stipriai man pateik knygą, ten niekur rimtų leidyklos ir man atrodo paskelbti ten geriausių vertinimų šių metų knygų. Tai va tą labai kažkaip užkabina ir to tokį empatiškumą ugdymą daug. Tai, kai jau kalbam apie paauglių literatūrą, aš priminsiu vieną knygą, kuri tau bent jau kažkurio gyvenimo momentu buvo svarbi. Tai čia būtum kiekvieną dieną. Nes turbūt per tą knygą aš pirmą kartą tavim pamačiau net ne per knygų pristatymą konkursą, o prieš knygų pristatymą konkursus. Ir aš tada pažiūrėjau, galvoju, kažkokia keista mergaitė, kažkokia keista apsirengusi, ko nors čia pasakys mums. Ir tada trumpą žiūrovam pasakysiu, kad iš tikrųjų tas pristatyms knygas sužavėjo ne tik tas komisija vertinimą tuo konkursą, bet ir Šiaulius vykusi finalą komisija, nes tada tau pirmą vietą skyrė. Tai manau, kad tada tiesiog tau labai pavyko susitapatinti su ta knyga. O dabar praėjus keli metam išaugus iš to amžiaus, koks jausmas, koks prisiminimas, koks santykis su ta knyga jauti. Nežinau, man pačia tą kartą keisti, kaip aš sugalvojau apie įvaizdį ten ir nežinau, labai fain tai vis prisiminimą ir čia daugiau į pat biblioteką įsitraukiau vis tą veiklą ir
Jo, aš atsimenu, kai mes jau čia biblioteko pristatėm ir dar ten nebuvo jokių rezultatų, niekai mes išeidinėjom ir tenai tokių grupių priekį yra, nei ten šnekas, kas tai man. Ir man sakė, nu tai tai išvarys, kur nusirenginėjai ten. Ir aš pradėjau jauktis už nugaros ir atsisuksiu, žiūrėjau, čia esu. Tai buvo tas toks įsimintęs buvo, kad, nu jau, kad vis skirtingą pastebtum, bet toks turi kažko išaugti, kada pamatytų. Tai jo, labai patinka tas vis įsitraukiamas į bibliotekas veiklą, nes anksčiau kažkaip taip tylę ramenų skaitydavom viskas. Tai vat mes kažkaip labai stengiamės pakeisti ton santykių skaitytojų ir bibliotekas, nes biblioteka nėra tik ta vieta, kur tu atėjai tylę susišką, išsiduodi ir sprunkinai skaityti. Realiai čia ir manom, kad norim tapti tą vietą, kur žmonėm gera būtų atėti, pabūti, padiskutuoti, pabendrauti. Ir mes tikrai pasiruošę ir padėti išsirinkti ir patarti, nes patys daug knygų perskaitė ir be to girdam skaitytojų atskleidimus. Tai manau, kad norėtumės, kad tas santykis labiau keistumės į biblioteką. Aha, mes daugiau apie knygą tos kiekvieną dieną nuo siužeto neatskleisim, tegu būtų čia tokia intriga, tegu paskatin norą paskaityti, susirasti, nes knyga tikrai verta dėmesį, ne tik paaugliam, bet ir vyresniam skaitytojam, nes aš pati profilaktiškai priemus, kol kas 2 kartus tai skaičiau, bet neseniai pagalvojau, kad visai būtų smagu ir dar kartą paskaityti. Nes tikrai minčių sukeldau. Tai, o ar Gabija turi knygą, katron pati ne pirmą kartą jau skaitė ir galbūt ateityje dar skaitys? Nu, aš Altorių šešėlės 2 sykius perskaičius. Tai man, nežinau, labai graži visa ta knyga ir tas pasakojimas. Ir kažkaip aš turėjau suvokas pamoką ten apie vyriškom ir moteriškom ir aš kažkaip klausiau manų, jeigu būtų, tą pačią mergaitę, jeigu būtų vyras, tai kokį vyrų norėtų būti. Ir aš pati kažkaip galvojau, galvoju, gal kokį Liudų Vasarį norėčiau būti, nežinau, man toks tragiška mielas. Tai lietuviška. Jo. Tragiška. Jo. Tai va, ta gal knyga. Daugiau, filosofinių dėl pačių studijų daugiau esu perskaičius. Kaip tik dabar Platoną Faidoną perskaičiau antrą kartą. Tai irgi labai įdomu ten apie santykį su mirtim ir ką. Kad mirtis nėra tokia didelė tragedija. Ta prasme, esmė ir tam, kad Platonas sakė, žinau, kad nieko nežinau ir jis gyvena tam pasaulį nieko nežinodams ir išėjams į mirtį. Nam lygiai tas pats, nes tu ten irgi nežinau, kas bus, kaip čia nežinoja, kas bus, taip ir ten tu nežinau, kas bus. Tai, jo. Čia gal apskritai literatūras yra stipriuoji posūkis nežinojams, ar ne? Nes ko nežino, tas intriguoja, tas įdomė, dėl to noras sužinoja, kas ten toliau bus. Ir va ta mūsų kontik aptarta knyga ir apie kiekvieną dieną, tai irgi tam va to nežinojame labai daug ir to knygo. Ir pasakotojų, ir skaitytojų. Apskritai manau, kad nežinojams yra pati, labai didelį vertį. Jo, daug. Aha. O ar kokią knygą, esi kada pagalvojęs, kokią knygą tu pasiimtum, jeigu tau reikėtų, sakysim, kažkur atsiriboti nuo žmonių, ten kažkokio negyvenamojo salo kažkur, ar ir kūrinys, kad įsimestum į lagaminą? Aš gal imčiau kokį poezijos, eilėraščių knygą, nes nėra tokios vienos tematiks, ten visko daug apėm, tai aš gal Mačerniaus, nes daugiausia tų eilėraščios perskaičius, tai gal poezijos knygą pasiimčiau. Tai Mačernis, ir jeigu apie poetus kalbėtumėm, tai mėgstamiausias būtų Mačernis. Jo, Mačernis. Jo. Man tai apie Mačernį kalbant labai įdomi. Aš visada apie tai ir Varska buvau, kas skaitė Mačernį ir vėliau vis pamastau,
kaip būtų pasisuokis anu, kaip poetą kels, kaip rašytoją kels ar ne, kokį linkmę, ko būtų sukūrę, nes realiai tai čia labai trumpa gyvenimo tarpsnį visą kūrybą ir ko dar tas žmogus būtų pasaulio dalis. Jo, man tas seno amžius irgi labai įspūdinga, kad mums nuo tokio amžiaus iki tokio amžiaus nesugebėjai tik rašyti ir kažką patlėptis ir jaunesnis skaitytojas ir vyresnis, nes man lietuvių mokytojai Makauskė ten labai traukė ten mačerį, nes ten nuolatos vykdavo su tas eilėraščias visokiai renginė dar kažkas tai toks, kad sugebėjai visokio amžiaus grupį ir kitokį jauno amžiaus dar būdams. Spūdinga. Tai kaip vertinti privalomą literatūrą mokyklą? Ar jinai ir pakankamai įdomi, pakankamai įtraukianti, nes mes pradėjom čia nuo privalomų kūrinių, ne? Altorių šešėlį, Mačernį poeziją. Ne, aš kažkaip galvoju, kad santykis su knyga, tai tikrai nereikėtų pradėti nuo privalomos literatūros, nes labai sugadin, nes tau nuleip skaityti ir tau gal net neįdomi tas žanras ir taip toliau. Tai pradėti ne tos privalomos literatūros, ten literatūrą ten gal reikėtų patobulinti, nes jau buvo kitų knygų, kur aš pati 12 klasė kur sėdi ir ten nesuprantu, kodėl ten taip vyks, nes viskas ir pasikeiti pas mus, bet jo, ir tų knygų, koks Altorių šešėlis, aišku, ir ne visiems ten, ypač dėl to storio, daug kas išsigąstam skaityti. Bet, nežinau, reikėtų ten, man atrodo, daug kur pakeisti, kitko įtraukti tų. Turėjom ir tų lietuvių autorių, daug jaunų ir paaugliamų kokios literatūros, ypač ten kokios 10 klasės, kur ir kažko įdomiau gal įtraukti. Gal labiau paskatintų skaityti. Jo, nes dabar gal labiau atgrasi, kai kurį kūrinį. O turi knygų, kurios pradėti skaityti ir padėti, kurios neužkabina, ar kontrės skaitai iki pabaigos, iki paskutinį puslapį? Dabar stengiuosi iki paskutinį puslapį skaityti, nes tų knygų, kurių neperskaitau, aš niekada nepamirštu. Važinai sukas galvo, o tai gal ten toliau buvo įdomi, gal ten kažkas pagerėjo, bet, jo, tai kažkaip stengiuosi, bet yra tokių, kur nebaigiau skaityti. Paskutinį, kurios nebaigiau, gal buvo netobuli paauglystės užrašai, tai ten tokį biški bandytų mokslišką, biški ten toks romans ir, man labiausiai nepatai, kad ten buvo kelios vietos, man atrodo, parašyti, ten mokslininkai teikia, ar ten kažkokie tyrimai ir jokios nuorodos, jokios tyrimus, jokios mokslininkus, tai neįtika. Jo. Tai dėl to. O pati ryžtumis rašyti knygą? Aš daug, bunką pagalvoju apie to. Ir toks norėtus, bet aš tad kažkaip baugintas, kad galbūt nepakankamai įdomi, ją rašyčiau, tai gal kažkaip apie paauglių ton literatūrą, kažkom tokį. Paauglių temom? Jo, paauglių įtraukimų. Aha. Ir gal pabaiga parekomenduok kelias knygas, katras, gal net neskaitantiem žmonėm, nuo kurių galbūt prasidėtų, kaip skaitytojų kels. Tai gal, ta kovo žodžiai būtų knyga, labai įdomi knyga Kavinė Freak City. Ten, lietuviškai knyga, ten taip pavadinimus pusiau neišversti irgi apie negalias, bet apie labai dailę parašyta. Ir paskutinį, kurią perskaičiau, buvo Kaifuotoja. Tai irgi ten memuarą apie narkomanijos gyvenimą. Tai irgi labai įdomus. Ten labiau saugus literatūrų, bet toks įtrauk pamatyti dalykus, kurių tu gal niekada nepatirsi ir su mokėjom. Gal ir ne visko nereikėtų patirti, nes turbūt knygas ir padeda mums išgyventi kitų žmonių gyvenimus, pačiam nepatirant skriaudos. Jo, aš kažkur irgi tokia labai irgi įdomi knyga, Pavogtas dėmesys, ten jau labiau tokį mokslinį, bet gražiai parašyti. Ir kad grožinė literatūra ir geriausia empatijos treniruočių salė.
nes tu niekur kitur negausi tokius geros patirtys. Tai linkam kiekvienam nepatingėti ir atrasti ton salį ir apsilankyti ir stiprinti savo vidinį kūną, ar ne? Kvietam skaityti, kvietam į biblioteką, kvietam ieškoti savo knygas, jeigu nors dar neatradot. Iki kitų laidėlių.